Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną mes turėsime spalio mėnesio prognozę. Ir prieš pradedant, kaip visada, noriu priminti, kad mano prognozes reikėtų žiūrėti pagal Saulės poziciją, Mėnulio poziciją ir ascendento poziciją. Daugiau informacijos apie tai rasite aprašyme po šiuo vaizdo įrašu. Taipogi noriu priminti, kad kanale jau yra patalpintos 2 prognozės 2025 metams. Tai yra, kokie pokyčiai laukia jūsų kinų zodiako ženklui bei įprastiems zodiako ženklams. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti. Na ir greitų metu jau išeis prognozės detalios atskiros kiekvienam zodiako ženklui nuo sausio iki gruodžio mėnesio. Aptarsime jūsų kiekvieną mėnesį. Tai jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, raginu tai padaryti, kad nepraleistumėte naujų prognozių. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų grįžtamojo ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašų su tais, kam ši prognozė būtų svarbi. Tai kviečiu pasidaryti kavos ar arbatos, įsitaisyti patogiai ir kartu su manimi pasižiūrėti, kas jūsų laukia spalio mėnesį. Jaučiai, pažiūrėkime jūsų spalio pirmąją savaitę. Pagrindinis įvykis jaučiams spalio pirmąją savaitę 24 metais. Pagrindinis įvykis jaučiams spalio antrąją savaitę. Pagrindinis įvykis jaučiams spalio trečiąją savaitę. Pagrindinis įvykis jaučiam spalio trečiąją savaitę. Pagrindinis įvykis jaučiam spalio ketvirtąją savaitę. Bei vienas patarimas, ką visata nori pasakyti jaučiams apie jų spalio mėnesį. Na kągi jaučiai, kitaip nei pas avinus, pas jūs mėnesis nebus toks jau ramus, jūs turėsite ką veikti ir gana intensyviai. Taip, pasižiūrėkime jūsų pirmąją savaitę. Puikiai pas jūs pirmoji savaitė. Prasideda jinai lazdų devynetu. Na, bus kažkas tai sunkaus, ką jūs turėsite padaryti. Ar fiziškai, ar emociškai, nes galbūt jūs jau esate pavargę ir laukiate, kada jūs pagaliau tai atliksite. Ir gali būti, kad tas projektas kažkaip tai susijęs su grupe žmonių, 3 ar daugiau, kadangi mes čia turime taurių trejetą, 3 žmonės, tai gali būti taip, kad jums visiems 3 bus sunku, arba jūs tą projektą darysite dėl grupės žmonių, bet darysite vieni, arba gali būti, kad jums reikės save atstovėti, savo, pavyzdžiui, įsitikinimus prieš šios 3 žmonės, kadangi lazdų devynetas yra žmogus, kur turi atstovėti savo ribas, turi atstovėti savo įsitikinimus, arba tiesiog, toks patarimas, kad nenuleiskite rankų, tuo jūs gausite rezultatą ir tuo jau galėsite pabaigti šį etapą, šį projektą, šį darbą, taip. Ir iš tiesų, apskritai taurių trejetas, jeigu tai nesusijęs su tais grupiniais jokiais dalykais, tai gali būti, kad jūs turėsite malonų laiką su draugais, su mylimaisiais, artimaisiais žmonėmis ir būtent visi ir švęsite tai, kad jūs užbaigėte tą projektą, užbaigėte tą darbą svarbų jūsų gyvenime, taip.
Ir galiausiai pas jūs ateina fortūnos ratas, sėkmės ratas. Na, tai yra sėkmės korta, reiškia, viskas išsirutuliuos jūsų naudai. Turėsite kažkam tikėtą, o kažkam netikėtą sėkmę pirmąją savaitę. Taip, kad viskas pasisuks taip, kaip turėjo pasisukti jums tinkamiausia, geriausia linkme. Tai bet kokiu atveju šitas jūsų vargas atsipirks pirmąją savaitę. Tikrai labai maloniai. Taip, turėsite šventimą, sėkmės tą ratą. Taipogi ši korta atsakinga ne tik už asmeninės ribas, bet ir už fizinių sienų kirtimą. Tai reiškia, galbūt keliausite į kitą šalį, o sėkmės ratas vis dėlto yra ratas. Tai irgi taip transporto priemonė ir keliavimas kažkur tai. Tai galbūt jūs keliausite su jums artimaisiais svarbiais žmonėmis būtent į užsienį, į kelionę ir kirsite taip savosios šalies sieną. Tai irgi gali būti toks, jeigu jokių intensyvių darbų neturite. Bet jeigu turite, tai jūs jį pabaigsite labai labai sėkmingai. Na ir toliau antroji savaitė pas jūs prasideda su lazdų penketu, o lazdų penketas yra konkurencijos korta. Tai jeigu jūs esate, pavyzdžiui, sportininkas, gali būti kažkokios varžybos, jeigu jūs studijuojate ar esate moksleiviai, gali būti kažkokios tai olimpiados, jeigu jūs esate darbingo amžiaus žmogus, tai gali būti, kad jūs dirbate tokioje sferoje, kur jūs turite rungtyniauti su kitais kolegomis, taip, ar kas daugiau pagamins, ar kas daugiau parduos, ar kas daugiau sukurs kažko tais. Tai galite turėti tokią konkurenciją savo, kad ir savo versle irgi gali būti konkurentai, taip. Jeigu jūs neturite absoliučiai jokioje srityje jokių konkurentų, tai gali būti, kad jūs elementariai plėšysitės tarp didelio kiekio darbų antrąją savaitę. Sakykime, tai pavyzdžiui, reikia laiko šeimai, reikia laiko savo, sportui, reikia laiko darbui, reikia laiko studijoms, ir taip plėšotės tarp visų. Ir čia mes dar turime du asmenis, mes turime žynę ir atsiskyrėlį. Tas rungtyniavimas gali būti gal ir susijęs su šitais dviem žmonėmis, kad tai bus jūsų varžovai, taip, o galbūt tai bus žmonės, kurie jums padės būtent tose rungtynėse tą antrąją savaitę. Galbūt, pavyzdžiui, jūsų du mokytojai, vyras, moteris. Žynė šiaip yra, tokia moteris, kuri turi ką papasakoti ir gali atlikti mokytojos vaidmenį, arba tiesiog tai bus tos srities specialistas, kurio jums reikia, taip. Ir taipogi jinai, atsakinga už tokius ezoterinius visus dalykus. Tai gali būti, kad susifokusuosite būtent ir į kažkokius dvasinius ezoterikus dalykus, kai atsirasite toje konkurencijos sumaištyje. Ir mes čia turime atsiskyrėlį, tai yra žmogus, kuris savo profesijoje turi gilintis į detalės, vėlgi taip, privatus detektyvai, gydytojai, kurie analizuoja kraujo tyrimus, pavyzdžiui, taipogi ir žmonės, kurie dirba su informaciniam technologijom, programuotojai visokie, taip. Apskaitininkai, buhalteriai, kurie turi analizuoti kažką, auditoriai. Bet taipogi tai gali rodyti ir tiesiog jūsų energetiką šitą kortą atsiskyrėlio, kad po šitų intensyvių rungtynių jūs norėsite atsiskirti ir pakaupti jėgas vienumoje nuo visų žmonių. Pavyzdžiui, išsitrinate socialinius tinklus arba išvis juos nelendate savaitgalį visą, taip, arba nukeliaujate kažkur tais, kur išvis interneto ryšio nėra. Gali būti ir kelionės į tokias vietas kaip salos, kur esam izoliuoti, ar sanatorijos, taip, kur esam izoliuoti. Į tokias visokias vietas. Žynė taipogi gali rodyti ir kažkam tai gali rodyti nėštumą,
Ir va čia vat galime matyti analizę sveikatos, kraujo tyrimų ir visa kita, jeigu yra nėštumas, taip. Ir galbūt, pavyzdžiui, jūs pasiunčia atlikti daug analizų, net kokius 5 skirtingus analizus, taip, ir vat antrąją savaitę jūs bėgiojate, registruojatės pas gydytojus, lekiate tyrimo atlikti vieną po kito. Na, vat įvairios gali būti situacijos, kadangi jūsų yra daug, tai aš vat papasakoju būtent, ką kiekviena korta reiškia, kad jūs maždaug galėtumėt susilipinti pagal savo esamą situaciją, kas jūsų gali laukti. Bet kokiu atveju šios 2 kortos rodo profesionalus ir jeigu jūs turėsite rungtynes, tai šitos kortos kviečia į pagalbą pasiimti tos srities profesionalą, kad turėtumėte būtent pranašumą rungtyniaudami su šitais žmonėmis. Tai jeigu, pavyzdžiui, atidarinėjate savo verslą ir toje srityje jau yra daug žmonių, taip, kurie užsiiminėja tą veiklą, tai pasikreipkite į kokį tai ar marketingo specialistą, ar patyrusi finansų analitiką, taip, kad jums suteiktų visą naudingą, reikalingą informaciją, kurios galbūt jūs kaip pradedantysis dar neturite. Na, o 3 savaitė pas jūs tokia ramesnė, bet irgi labai tokia neaiški. Turime mes 2 monetų kortas, monetų 4, monetų 2. Monetų 4 viskas, kas susiję su mūsų finansiniu stabilumu, santaupomis, investavimu. Gali būti tos investicijos ir, pavyzdžiui, nekilnojamą turtą kažkokį taip. Na, visos priemonės, visi dalykai, kurie mums suteikia kažkokį tais finansinį stabilumą, taip. Tai gali būti, pavyzdžiui, ir ramesnė savaitė, taip, kaip jums nieko nereikia daryti, jau santaupų jūs turite ir jums ramu. Jeigu santaupų neturite, tai 3 savaitę jums kažkaip pabus idėja, kad, na, o gal jau laikas vis dėlto pradėti taupyti. Ir va čia mes turime monetų 2, tai jeigu jums prastai su pajamomis ir jūs neturite daug santaupų, tai čia jums tokia korta primenanti, kad būkite atidesni, per daug neišlaidaukite ir paskirstykite savo pajamas ir išlaidas atsakingai, tada jums pinigų užteks. Bet jeigu jūs netikėtai impulsyviai turėsite kažkokių didelių pirkinių, tai tada jums gali būti sunku, sakykime, išlaukti kito mėnesio atlyginimo. Taip, na, bus jau taip sudėtinga sudurti galą su galu. Tai vat būtent abi tos kortos mes ir turime, kad susimąstymas apie santaupas, galbūt pajamų išlaidų analizė. Jeigu pas jūs su pinigais viskas gerai, tai ši korta gali rodyti, kad jums reikės laviruoti tarp keletos sferų, tarp 2 dažniausiai. Darbas ir studijos. Ir va taip, va visą savaitę reikia žongliruoti, rasti tą vidurį, tą stabilumą. Taip, ir apskritai viskas, kas susijęs su balansu. Vat 3 savaitę balansas piniguose, pavyzdžiui, ar surasti balansą tarp darbo ir poilsio, galbūt jūs įnikę labai vien tik į taupimą, taip, ir į darbą ir pamirštate atsipalaiduoti. Arba elementariai gali būti, kad mąstysite, kurį iš 2 variantų pasirinkti, nes vis dėlto čia yra tokia 2 korta, taip, tai yra, kurį iš 2 turėčiau pasirinkti. Na ir čia mes turime taurių valetą. Taurių valetas kažkam tai gali būti arba vaikas, arba pagyvenęs žmogus. Na tai yra tos amžiaus grupės, kuriomis jau reikia rūpintis, taip. Ir tas žmogus gali būti vandens ženklo, skorpionas, vėžys, žuvis. Tai vat galbūt tie finansiniai paskirstimai ir investicijos ir santaupos gali būti susijęs su šiuo žmogumi. Taip, jeigu jisai jūsų vaikas, tai galite mąstyti, sakykime, kiek čia ateityje gali kainuoti jos ar jo mokslai, kiek man reikėtų dabar jau pradėti taupyti, taip atsidėti ateičiai, o galbūt tai yra jūsų jau pagyvenę tėvai, mama, tėtis ir jūs mąstote, na, kad reikalinga papildoma slauga, pavyzdžiui, ir kiek čia visą tai kainuoja ir kiek man tai kainuotų ir kiek aš galiu atsidėti ir, na, tokie visokie finansiniai reikalai. Arba gali būti kažkokia tai žinia pagal šią kortą.
Jeigu jūs neturite vaikų ir nemastysite apie savo pagyvenusius tėvus, tai gali būti malonus laikas su kažkuom. Na, pavyzdžiui, kažkokia tai simpatija užsimezgė, kažkas pakvietė į pasimatymą, arba kažkokia maloni žinia pas jūs ateina, galbūt elementariai kažkas jums kažkokį komplimentą pasako. Na, va tokia. Malonus laikas gali būti tiesiog išeisite kažkur ir maloniai praleisite laiką. Bet tam, pavyzdžiui, dedikuosite dalį savo santaupų ir tada jau mąstysite, aha, pasimėgavau, buvo labai smagu, bet o kaip man dabar išlaviruoti tarp tų savo likusių pajamų, likusią mėnesio dalį, taip? Tai va tokia jūsų 3 savaitė. Ir 4 savaitė pas jūs vėl iškrenta ta konkurencijos rungtynių korta. Pasižiūrėkite, jos net viena po kitą iškrito, lazdų penketas, lazdų penketas. Tik jau šį kartą po šios konkurencijos jums iškrito saulės korta ir taurių dvejetas. Tai va, saulės korta, didysis arkanas, pats pozityviausias, galima sakyti, taro kaladėje. Jisai rodo, kad jūs laimėsite tas rungtynes, jūs būsite pastebėti skirtingai negu jūsų konkurentai, pavyzdžiui, jūs šviesite stipriausiai toje kovoje, taip, jūs laimėsite, užimsite prizinę vietą gali būti, jūs džiaugsitės rezultatu, net jeigu ir, pavyzdžiui, čia nėra jokių rungtynių, bet jūs asmeniškai plėšotės tarp skirtingų gyvenimo sferų, tai jums pavyks kažkur tais atrasti tą balansą, kad jūs džiaugsitės savo rezultatais pasiektais. Ir prie to paties mes dar ir turime taurių dvejetą, tai santykiuose puikia korta, rodanti malonų išėjimą su antrąja pusė, taip. Kažkam tai bus pasimatymas, jeigu meilės reikalai jūsų nedomina, tai bus kažkoksai tai sanderis arba kontraktas tarp 2 žmonių. Nes, na, pavyzdžiui, kažkoksai tai yra viešasis konkursas, taip, ir jūs ir kitos kelios įmonės konkuruoja, kas laimės tą viešąjį pirkimą, taip, viešąjį konkursą. Ir jums iškrenta saulė. Tai reiškia, jūs būsite nugalėtojai ir jūs būtent su ta kita puse, su užsakovu pasirašote kontraktą. Taip. Tai gali būti va tokia labai puikia pabaiga. O jeigu tai yra plėšimasis tiesiog jums asmeniškai tarp daugelio sferų, tai viskas pasibaigs, jūs gausite puikų rezultatą paskutinėje savaitę, taip, kažkokius jau darbus jūs pabaigsite pilnai ir tuomet jūs išeisite būtent ar su savo draugais, ar su savo mylimuoju mylimąja atšvęsti tą būtent puikų saulės rezultatą. Ir apskritai visų sutarčių pasirašymas gali būti, galbūt jūs bandėte kažkur tai įstoti, taip, ir irgi gausite pozityvų atsakymą ir pasirašysite kontraktą. Ir jūsų patarimas spalio mėnesiui iškrito lazdų devynetas, tas pats lazdų devynetas, kur mes turėjom būtent tą pirmąją kortą, taip. Ir čia toksai patarimas parašytas, kad jūs nugalėti prireiks kitiems žmonėms žymiai daugiau energijos, stiprybės, taip, ir didesnio apsiginklavimo. Jūs esate, ne taip lengvai nugalimi ir mes būtent ir matome visą mėnesį, kad jūs su kažkuo tais kovojate, ar su savimi, ar su aplinka, kiekvienam bus skirtingai, bet ir čia mes turėjome kažkokias tai ribas ir didelį kiekį darbų. Ir vėlgi čia rungtyniavimas, ir čia rungtyniavimas, taip, tai va jums dėl to ir iškrito šitą kortą, kad pasitikėkite savimi, jūs turėsite puikų rezultatą, kažkam reikės galbūt atstovėti savo ribas, kažkam reikės atstovėti savo vertybės, kažkam tiesiog daugiau energijos skirti kažkuriai tais gyvenimo sričiai, bet jūs gausite puikų rezultatą ir nebus jums lygių spalio mėnesį. Taip kad prisiminkite visą mėnesį šitą patarimą ir eikite iškeltą galvą į priekį taip drąsiai su pozityvu. Tai jautukai, linkiu jums didžiausios sėkmės spalio mėnesį ir susimatysime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate.